moterį, nešiojančią retą vardą – Juozapą. Marijampolėje pažįsta visi paaugliai. Ji – vienuolė, kuri būtent jaunimą ir įkvepia ieškoti dvasinio ryšio. Juozapą geriausiai jų draugė, padedanti pačiais sunkiausiais gyvenimo momentais. Kupina plieninio ryžto bei jėgų. Ji traukia jaunimą iš alkoholizmo liūno, gelbsti ištikus šeimos problemoms ir užklupus dvasiniam liūdesiui. Aš atsiverčiau, man buvo 19 metų. Ir tada aš norėjau vyro ir vaikų 5 ir aš prašydavau Dievo tų 5 vaikų. Ir kartą aš maldoj skaičiau Evangeliją ir yra ten toks epizodas, kai Jėzus sako, kas iš jūsų dėl manęs paliks motiną, vaikus, namus, dirvas, pinigus 100 gaus. Tai aš supratau, kad duos man 500 vaikų. Tai aš paėmiau kur daugiau. Man yra paaugliai padovanoję marškinėlius su tokiu užrašu. Norėjau 5 vaikų, turiu 500. Tai yra tokia dinamika, tai kai niekada nenuobodu. Niekada nėra buvę nuobodu nuo pat, kai aš pradėjau dirbti su jaunimu. Dar jie duoda tą mokymąsi nuolatinį. Mokymąsi būti tikrai, nes, pavyzdžiui, paaugliai iš karto jaučia, kai tu meluoji. Bet jeigu tu apsimeti kuo nors, apsimeti geriau negu yra, tai jie iš karto jaučia, kad čia netikra. Iš esmės, būti autoritetu tai yra būti gyvenimą kartu su jaunimu. Ir tas buvimas jis yra labai paprastas. Jis yra, kad tiesiog žmonės tave įsileidžia į savo gyvenimą, nes jie tavim pasitikė, nes jie ieško tos tiesos. Iš tikrųjų, jaunimas turi didžiulį ilgesį tiesos, kas yra tas buvimas tikram, kas yra neapsimesti, kas yra nevaidinti, nebūti kaip kažkokios klišės reikalauja. Ir iš pradžių, pavyzdžiui, kodėl aš kai pradėjau dirbti su tvirtinamųjų katecheze, tai ėmiau dalinti socialiniuose tinkluose paauglių komentarais, atsakymais, replikomis, nes man tai buvo visiškai naujas požiūris, kai atveria tau pasaulį iš esmės visiškai kitaip, negu tu įsivaizduoji, nes vis tiek tu žinai bažnyčios mokymą, tu jį aiškini, dar žinai kažkokius socialinius aspektus irgi apie juos kalbi, kaip visuomenė yra, ir jie staiga atveria visiškai kitaip, negu tu įsivaizduoji. Ir tas atverimas jis įveda į diskusiją, kur iš tikrųjų jūs galite ieškoti atsakymų kartu, jūs galite ieškoti tiesos kartu. Pavyzdžiui, aš kai vilkiu abitą pilną per šventes paprastai, tai prie abito yra virvė ir virvė turi 3 mazgus. Ir kartą paaugliai paklausė, ką reiškia tie mazgai. Sakau, mazgai reiškia įžadus, kuriuos aš kaip vienuolė esu padaręs: klusnumo, neturto ir skaistumo. Tada tokia tyla. Ir tada vienas sako, jeigu atsirištum. Tada vėl tokia tyla ir tada antras sako, tai jeigu atsirištai galės vėl užsirišti. Ir dabar aš prieš 1,5 mėnesio dariau amžinus įžadus. Ir ten irgi toks labai jautrus buvo epizodas. Man užmovė žiedą prie altoriaus ir aš nesusivaldžiau. Aš pakėliau ranką ir parodžiau bažnyčiai žiedą. Ir vis tiek labai, iš tikrųjų, daug buvo paauglių bažnyčioje ir irgi padarė, pradėjo švilt, plot, klykt. Nes buvo labai tikrai iš tikrųjų jiem ir aš kartais svarstau, kaip jie mato tą mano buvimą. Ir turbūt niekada iki galo nesuvoksiu to, nors yra tie įvertinimai, yra tie pasakymai, kad labai svarbu jiems yra, kad tai yra vieta, kur jie saugūs, tai yra vieta, kur jie auga, kur iš tikrųjų patiria, kad yra mylimi. Kita vertus, kartais galvoju, kad jeigu iki galo suvokčiau, turbūt per didelis svoris būtų. Tai yra visada abipusis tas buvimas, tai nėra, kad čia aš čia jūs kažko išmokysiu. Tai yra, kad mes būnam kartu ir tai yra mūsų laikas, kai galim vieni kitiem dovanot, ką turim geriausio. Tai tas yra didžiausias džiaugsmas iš tikrųjų. Walk with me, tell me a story, let it all out.